su lapytėm, mažom ir didelėm. Balarama LT lankosi festivalyje Masters of Calms, kuris kviečia visus besidominčius iš arčiau susipažinti su įvairiomis dvasinėmis praktikomis. Aš atvažiavau į Lietuvą ir pradėjau ieškoti dvasinio kelio į save, kas aš esu, kelt klausimus tokius esminius. Atsirado blaivumas, proto blaivumas, fizinis blaivumas ir tada supratau, kad aš noriu nuvažiuoti į ten, kur vienoj krūvoj aš galėčiau pasižiūrėti, kaip atrodo skirtingi mokymai, skirtingi mokytojai ir skirtingos sistemos, kur aš galiu save tobulinti. Ir aš ieškojau internete ir nieko neradau, galvoju, čia dabar nėra nieko. Ir nieko tokio nebuvo. Ir toks atsirado didelis noras, palauk, jeigu nėra, tai reikia padaryti, kad aš visur ten galėčiau nueiti. Ir atsirado šitas festivalis. 4 metai. Pirmais metais šitą festivalį ruošėm 7. Fizinis krūvis buvo kosminis. Ir įsivaizdavom, kad mes ruošėm maždaug 1000 žmonių. Atvažiavo 180. Visą savaitę buvo +16, +15. Lyja visą laiką. Šiemet festivalį ruošė 70 žmonių. Savaitę visą. Ir šiemet jau buvo netoli 2000 žmonių. Ir įdomu, prasidėjo nuo to, kad atvažiavo kelios šeimos, keli žmonės, jam patiko. Sekančiais metais jie atsivežė savo draugus. Tada tie draugai atsivežė savo draugus. Ir tada tie draugai atsivežė savo draugus. Tai aritmetinė progresija. Čia pirmais metais buvo kokie 3 vaikai ir visi savi. Šiemet buvo apie 50 vaikų. Vaikų pievoje, kuriais rūpinas mūsų savanoriai. Tai skirtumas didžiulis. गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल। ओ राधे गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल। ओ राधे गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल। Come on, हरि बोल हरि बोल। Papuoli į pasaką arba papuoli į kažkokią legendą, kurios nieks nežino ir jinai išoriai neegzistuoja. Ir tu savaitę pabūni pasakoje. Pabūni su tokiais virsmais ir su dideliais vidiniais atradimais ir tokiais magiškais dalykais, kurių tu išvažiavęs negali papasakoti žmogui, tik jį pasimti už rankų, sakyti, važiuojam, pamatysim.